Sveiki visiems. Nu ką, grįžtam po ilgo laiko ir bus vlogų savaitė. Nu tai vat, kodėl aš tai Lietuvoje pats, mano brolis Egipte ir jis mums nufilmuos. Šiaip ir aš turėjau važiuoti, bet mokykla manęs neišleido, tai nevažiavau. Tai vat, ir pats nežinau, kažkaip norėjau, bet vėliau nenorėjau, tai vat. Tai vat, visą mums vlogų savaitę filmuos mano brolis, tai vat, pirma dalis. Gerų žiūrėjimo. Nu tai ko, jūs Medučio fanai, arba sukritę lėktuvininką, sveiki gyvi. Kokia šiandiena kelionės? Pirma. Jo. Tai mes dabar esam Vilniaus oro uoste. Ir dabar mes įskrisim po 3:05. Dabar yra. Nu tai žodžiu, kažkur kažkur minučių. Tai susitiksim lėktuve. Turbūt jau patys matos, kad jau jie čia išvažinėja, juos atstumdinėja tas, angliškai vadinamas back. Nu, iš Vilniaus oro uosto, tai va, jie ruošiasi jau skristi, tas antras variklis yra užkurtinėjimas. Tai va. Čia kaip matom jau jie ore, bet čia dar aš pats net nežinau ir pats neklausiau, ar jie jau čia už Lietuvos buvo, bet čia kaip aš suprantu, tai jau čia bus jau jie už Lietuvos. Jo, jau jie turėjo būti už Lietuvos jau, nežinau, virš kažkurios šalies, tai tikrai turėjo būti, tai vat, mėgaukitės. Čia matom, kad čia jau turbūt jau yra jau netoli kažkur Egiptas jau visai yra, tai vat. Netoli kažkur Egiptas, va kalnai visokie, tai vat, kaip matot. Mes matom jau kaip jie ir jau apsisukinėjo, jie ruošiasi jau nusileisdinėti, bet aš nusileidimo kažkodėl vaizdo įrašo negavau, kaip jie nusileido, tai va šitas yra blogai, nu bet jau jie čia ruošiasi nusileisdinėti. Čia jau kaip matom, jau juos veža, jau jie jau tam viešbutį yra ir jau juos veža į kambarius užregistruotus. Tai vat. Kaip matot, jau prieš jų vakarą čia jų yra kažkokie augaliukai ar kažkas va tokio, nu pasižiūrėkit. Man va šitas iš viso dizainas tai labai yra gražus. Ten kaip
tokius, nežinau ką jie čia susidėjo, ar girliadas, ar jie kažką ten sudėjo pas juos ten tame Egipte, nežinau ką ten susidėjo yra. Tai va tiek ir bus iš manęs. Tai kągi, ačiū, kad žiūrėjote šitą pirmos dienos vlogą. Nu ir ką, laukit sekančios antros dalies vlogo. See ya!